Labadiena dar kartą. Dabar panagrinėkime keletą pavyzdžių, kuriuose yra panaudojami sąlyginiai sakiniai pilnos formos arba ribotos formos. Pilna forma, kai mes turim if-else sakinį, o ribota, kai tik tai if sakinį. Pavyzdys pirmas, reikia parašyti programėlę, kur prašome įvesti sveiką skaičių, o programa turi atspausdinti žodį taip, jeigu tas skaičius yra mažesnis už 100. Tai labai paprastas programavimo uždavinys. 7 eilutėje mes įvedam skaičių, sveiką skaičių, čia va input įvesk skaičių. Ir toliau mums reikia patikrinti, ar tas įvestas skaičius yra mažesnis už 100. Ir jeigu taip, tai turim atspausdinti atitinkamą žodį. Tai rašom if, taip. Toliau tas mūsų skaičius pavadintas sk. Jeigu jis mažiau negu 100, neužmirštam čia dvitaškį parašyti. Rašom, spausdinam žodį taip ir neužmirštam visą laiką čia įtrauką padaryti. Paleidžiam šitą kodą, įveskim, pavyzdžiui, skaičių 200 ir mums nieko neatspausdino, kaip matot. Nieko, nes be abejo čia sąlyga nepatenkinta buvo. Dabar jeigu dar kartą paleisiu, jeigu aš parašysiu čia 10, tai matot atspausdino šiuo atveju žodį taip, nes teisingai 10 mažiau negu 100 ir viskas tvarkoj. Antras pavyzdys, reikia parašyti programą, kur prašome įvesti sveiką skaičių, o programa atspausdina žodį lyginis, čia atsiprašau, šiek tiek sutrauksim, jeigu skaičius yra lyginis ir nelyginis priešingų atveju. Čia labai panaši programėlė, kuri ką tik tai buvo, bet šiuo atveju šiek tiek sudėtingiau turbūt prisiminti, kaip mums patikrinti lyginis ar nelyginis. Tai 7 eilutė vėl mes įvedam sveiką skaičių, čia galim padaryti tarpelį, bus gražiau atrodys kodas. Kaip patikrinti, ar skaičius lyginis? Skaičius yra lyginis, jeigu jis dalyjasi iš dviejų be liekanos. Arba dar kitaip galim pasakyti, jeigu dalybos iš dviejų liekana lygų 0. Taip. Tai dabar liekanos veiksmas mums žinomas, tai čia tiesiog procentai, tai mes rašom sk procentai 2 ir bus kaip tik liekana po dalybus iš dviejų. Kam jie turi būti lygu? Jie turi būti lygu 0. Tai mes rašom if sk procentai 2, tai yra liekana po dalybus iš dviejų yra 0. Tada rašom print lyginis, taip ant ekrano atspausdinam lyginis, neužmirštam čia parašyti dvitaškį, o šitoje vietoje parašyti, sukurti įtrauką, 1, 2 arba 3 tarpus, paskui rašom else ir spausdinam nelyginis priešingų atveju, taip. Patikrinam, ar mūsų programėlė veikia. Jeigu mes įvesim 15, tai parašė nelyginis, teisingai. Ir jeigu mes parašom 20, tai čia parašė lyginis, viskas tvarkoj. Toliau tas pats pavyzdys, tik tai jis apiformintas naudojant funkciją, taip. Ir kaip skamba šiuo atveju mūsų sąlyga. Reikia parašyti funkciją, kuri gauna kaip parametrą sveiką skaičių ir gražina žodį lyginis, jeigu skaičius yra lyginis ir nelyginis priešingų atveju. Taip pat reikia parašyti kodą, kuris iškviečia funkciją ir atspausdina jos rezultatą. Labai paprastai rašosi funkcijas, mes jau rašėm ne kartą, tai 6 eilutė prasideda pas mus funkcijos aprašymas, čia mes rašom def, funkciją mūsų pavadinsim ar lyginės ir mes paduodam jai vienintelį parametrą, šiuo atveju sveikas skaičių sk, o čia ateis sveikas skaičius sk. Ir dabar mes ką darysim? Mes tikrinsim vėl, jeigu liekana po dalybus iš 2 yra 0, tai mes šiuo atveju nespausdinsim, o gražinsim su sakiniu return, taip, return lyginis.
Neužmirškim, kad tekstinis domo turi būti tarp kabučių. Else, vėl dvitaškis, return nelyginis. Nu ir toliau pas mus, tam, kad pademonstruoti funkcijos veikimą, mes čia įvesim sveiką skaičių ir kreipsimės į mūsų funkciją. Pabandom čia vėl paleisti šitą kodą. Įveskim čia skaičių 12 ir parašė nelyginis. Taip, toliau, jeigu parašysim čia 17, tai parašė nelyginis. Taip, reiškia viskas tvarkoj. Toliau važiuojam prie trečio mūsų pavyzdžio. Pavyzdys trečias. Reikia parašyti programą, kuri prašome įvesti du sveikus skaičius, stačiakampį aukštį ir plotį, o programa spausdina sakinį mažas plotas, jeigu stačiakampio plotas mažesnis už 20. Ir rašo sakinį didelis plotas priešingų atveju. Nu, mes panašius veiksmus su ploto skaičiavimais jau darėm, todėl šitos 3 eilutės jums turėtų būti suprantamos. Mes 9 eilutę įvedam stačiakampio aukštį, kintamasis pavadintas šiuo atveju A, kintamasis B laikys savyje stačiakampio plotį. Paskui mes skaičiuojam plotą A kart B ir tikrinam pagal sąlygą. Pagal sąlygą parašyta, jeigu plotas mažesnis už 20, tai mes turim spausdinti mažas plotas. Taip, if plotas mažiau negu 20, print mažas plotas, priešingų atveju didelis plotas. Nu, pabandom šitą paleisti. Čia rašom 3. Ir paskui čia 2. Ir čia parašė mažas plotas, nes mažiau negu 20. Dabar jeigu aš čia parašysiu 10 ir parašysiu 10, čia jau plotas 100, nu ir čia parašė didelis plotas. Štai čia tiek būtų pavyzdžių. Jeigu jūs gerai supratot šitos 3, praktiškai 4 pavyzdžius, jūs nesunkiai galėsit išspręsti šitos 7 pratimus klasiai ir užbaigėt namuose. Ir tikėkime, kad po šio klasės darbo ir po namų darbo jūs jau galėsit rašyti nesudėtingas programėlės ir funkcijas, kuriuose galima būtų panaudoti sąlyginį sakinį. Ir ne tik tai galima, bet ir reikėtų panaudoti sąlyginį sakinį. Kągi, ačiū už dėmesį ir iki kito karto.